Kada pats geriausias laikas pradėti dirbti tinklinėme marketinge? Taigi, aš galvoju, tai yra 3 amžiaus grupės. Pirma grupė – tai jauni žmonės, iki 30. Tai žmonės, kurie viską išmano socialiniuose tinkluose, moka dirbti su kompiuteriu, netgi žaisdami užsidirba pinigus. Jiems yra viskas lengva ir paprasta. Antra grupė – tai nuo 30 iki 50. Tai yra žmonės, kurie dar yra stiprus fiziškai, dar turit laiko ir jėgų ilgai ir sunkiai dirbti, kad užsidirbtų savo ir savo vaikams kažkokias tai gerovės. Bet jie yra paveikti šito tarybinio auklėjimo, kad reikia baigti mokslus, susirasti darbą, sunkiai dirbti, kad užsidirbti pinigus. Ir trečia grupė, tai yra pati nesaugiausia grupė. Žmonės, kurie yra nuo 50, tame tarpe ir aš, kurie jau galvoja apie pensiją, kurios gal nebus net ką mokėti, nes daugumos vaikai yra išvykę į užsienius. Taigi, o valstybė sensta, tai kaip čia bus su ta pensija, neaišku. Todėl ir aš nusprendžiau, kad man reikalingas tinklinis marketingas, kad aš galėčiau užsidirbti pinigus ir turėti orę senatvę. Jeigu tai aktualu ir tau, pasek mane, parašyk žinutę, kad aš galėčiau tau padėti. Taigi, o aš tikrai galiu padėti. Aš jau turiu patirties 9 metus. Taigi, lauksiu tavo žinutės.